soduose dažniausiai jau šitoje vietoje jau neskuba. Kartais randam ir nugertų kažkokį tai alkoholių butelių, randam iš tikrųjų labai daug nuorūkų tokiuose vietose, kadangi nusikaltimus vykdo, sakykime, žemiausio rango nusikaltėliai, jie būna apsvaigę. Dažnai būna nuo alkoholio, nuo narkotikų. Tai jie netaip rūpinasi savo saugumu. Jiems svarbiausia, kaip sako rusai, vypil, ukral, sėl. Iš tikrųjų neįmanoma apsisaugoti. Vienintelis vėlgi variantas yra tas pats kaip su namais, kaip su būtais, tik tai kitų žmonių geranoriška pagalba. Jeigu jūs bendrausit su sodų kaimynais, vis tiek soduose žmonės dabar gyvena, sodų bendrijose gyvena. Tai jeigu jūs bendrausit, jie visada užmes akį. Kas per automobilis, kas per žmonės vaikšto, galbūt jų šuo sulojęs, išeis į lauką, pasižiūrės. Tik tai vienintelis variantas - geri santykiai su kaimynais. Su sodybom yra dar sunkiau. Galima tik tai sumažinti nuostolius arba apsunkinti patekimą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs išvažiuojat visai žiemai ir jūs nesiruošiat grįžti į sodybą, reiškia, iki naujo sezono, iki pavasario, tai manau būtų protinga išsivežti visus vertingus daiktus, kadangi jūs niekas neapsaugos nuo to, kad bus išlaužtos durys, bus išdaužyti langai, tačiau jūs visada galite išvengti didesnių nuostolių. Ir šiuo atveju būtų dar naudinga pasakyti, kad nėra geresnės apsaugos, mano manymu, už draudimą. Nes taip, jums niekas negražins širdžiai mielų daiktų, jums niekas negražins prisiminimų, jums niekas negražins kažkokios tos šilumos, kurie jums teikia tai daiktai, bet materialinė žala, turtinė žala jums bus atlyginta ir jūs visada galėsite jos atkurti. Žemiausio rango vagis vykdo vagystes iš sodų namelių, tai aš jau nežinau, kokio dar žemesnio rango vykdo vagystes iš sakykime, rūsių. Teoriškai tai gali būti tokio pat mąstymo, tokio pat plauko asmenys, kadangi iki sodų dar reikia davažiuoti. O čia užtenka pereiti per 2 kiemus, nueiti į rūsį, kurį močiutė paimti bulvių atėjusi, pamiršo užrakinti, išlaužti ten kelias spinas ir vėlgi pavogti to pačio metalo arba maisto likučių, arba dar kažko. Tai apsisaugoti, vėlgi kaimynai, vėlgi tą patį galiu kartoti per tą patį, nes mano manimu viskas priklauso nuo žmonių aktyvumo, nuo žmonių tarpusavio bendravimo ir nuo požiūrio į kitų žmonių turtinės vertybės. Jeigu jūs grįžęs namo, manote, kad jūsų name, bute, sandėliuke yra vagis, yra žmogus, kuris jau ryžosi nusikaltimui, tai nebūkite naivūs ir negalvokite, kad jis nesiryš dar vienam nusikaltimui, tai yra neužpuls jūsų. Viską galima gražinti. Galima gražinti pavogtą stiklainį, galima gražinti pavogtą aliumininį puodą, bet negalima gražinti jums sveikatos, kurią jūs prarasit, jeigu nedaug dieve, tas vagis peržengs visas ribas ir jūs sužalos. Todėl įtikinamai prašau nebandyti sulaikinėti nusikaltėlių patiems, nebandyti vaidinti atsiprašant didvyrių, labai atsiprašau už tai, bet iš tikrųjų, taip sakau, saugodamas kitų žmonių sveikatą, skambinkit policijai ir laikykitės atstumų. Jeigu galite, jeigu tokia galimybė yra, eikit iš paskos, pažiūrėkit, daugmaž turėkit kryptį, įsidėmėkit, pabandykite mums atvykus vėliau į įvykio vietą apibūdinti, tačiau nebandykit patys sulaikinėti, kadangi policininkai taip, jie sulaikinėja ne dėl to, kad jie labai nori, dėl to, kad tai yra jų pareiga, dėl to, kad jie privalo tai daryti. Todėl jie eina ir rizikuoja savo gyvybę. Jiems už tai mokamas atlyginimas. O kaip jūs paaiškinsit, sėdėdamas invalido vežimėlėje savo vaikam, kad jūs norėjot stiklainį iš vagės atimti, aš nežinau. Bėkit ir tiek.